Tai galima pasiimti pašventintus kalėdaičius, jūsų kūčių, šeimos stalui ir po mišių arba raštinėje. Taip pat informuokite kaimynus, kad jų čia yra parapija, kad kalėdai, nors dabar jau neteina iš metučių, kad čia į šitą mūsų laikinąją bažnyčią, kad tada kalėdaičius, tai prisidėtų taip pat ir, nes visos surinktos aukos už kalėdaičius bus skirtos stogo darbams, kad tikrai prisidėtų ir turėtų ne kažkur kitur, bet čia atėję raštinėje, kuri dirba nuo 9, sėdėsiu ir po mišių paskui atvažiuosiu iki 7, kad žmonės, kurie ir kartu tai prisidėkime, pranešdami ir kartu informuodami apie naują parapiją savo kaimynus. Karito akcija Gerumas mus vienė, kur jau eilę metų vyksta, ir visos surinktos aukos už žvakeles, kurias, primenu, gamino tie žmonės, kurie ir prašo šios paramos, taigi tie, kurie gauna paramą maistu. Ir skirtos bus dekanato Sriubos valgyklai, kuri kiekvieną dieną pamaitina apie 700 žmonių. Tai įsigydami tas karito žvakute, kažkiek tai juos paremsite pamaitindami juos. Gruodžio 17 dieną, trečiadienį, talka parapijos koplyčioje, jau uždengėme stogą, uždėjome tuos pagrindinius, trečiadienį turėtų atvažiuoti užlydyti dangą. Dalinė ta tik tai anga, kur yra po pačia koplyčia, ten tos, kur kaip terasos, vadinkime, tai palauks pavasario, taigi jau turime stogą, kuris atnešė daug vargo, daug rūpesčio, bet jau jį turime. Vyrų komanda, taip ir nuo pirmadienio pradėjau, lygiai penktadienį vakare užbaigė. Jiems sumokėjome, bet likome skolingi už statybinės medžiagas, už visą kitą, taigi jūsų aukų tikrai reikia, kad mes galėtume toliau tęsti kitus darbus. Taigi gruodžio 17 dieną, trečiadienį, kas galite taip pat visą dieną, aš turėsiu 9 valandą mišias aukoti mažiesiems pradinukams. Tai ten galima tiesiog viską reikia išnešti iš koplyčios, nes atvažiuos lieti vandentekį, lieti grindis, tai paskui ir sudės langus, tada neišnešime. Taigi, kas gali tą dieną, trečiadienį, nuo 10 valandos iki vakaro, tą dieną puoši meglę, ateis mokiniai, ten visas bus didelis judėjimas. Tai kas ateisite, tai reikia plaktuko, pjūklo, laužtuvėlio, nes reikia išardyti medinės tas pastolius, kur pasidarė patys darbininkai. Gruodžio 20 dieną, šeštadienį, visus kviečiame į Kalėdų eglės įžiebimą. Tikėkime, kad nenupūs. Jau kaip šeštadienį pūtė vėjas, jau nemiegojau taip neramiai. Dėl stogo ir dėl eglės. Šiek tiek jinai pakrypo, gal vyrai patars, kaip ją atgal atitiesins, nes nesinori tokios, visąlaik Šilainiuose ar buvo prie seniūnijos, jinai pakrypsta. Kas čia Šilainiuose tokia tradicija, tampa pakrypusios eglės. Ne. Reikia sprendimą priimti, daug turim galvų, taigi galbūt įspręsime šitą problemą, kad eglė būtų tiesi. Taigi, gruodžio 20 dieną, šeštadienį, laukiame 16 valandų čia šventų mišių aukoje, o paskui visi eisime prie eglės, kur bus koncertas paruošė mokiniai įvairių gimnazijų ir mokyklų ir tada jau įžiebsime eglutę. Ateinantį sekmadienį bus uždegta 4. Advento žvakė. Taip neskelbčiau, nes uždegam ir viskas, taip, bet bus ypatingai uždegta. Taigi mūsų parapija atkeliauja iš Betliejaus ugnis, kur skautai veža daugelį metų, jau nuo prieš karą pradėjo vežti. Ir tenais uždega Betliejuje, kur gimė Kristus, ir veža traukiniais, lėktuvais ir viskuo, ir atveža dar neužgesintą ugnelę čia. Taigi skautų šeima, mes turim parapijoje, ir dalyvauja vaikų mišiose 12 valandą, bet ateis ir čia. Ir atneš šitą ugnį iš Betliejaus. Taigi sakė ta šeima, kad parsineštume tą ugnelę, pasidaryti kažkokias tarnėlės ar žvakeles atsinešti, kad parsineštumėte namus ir iki pat Kalėdų šitą ugnis iš Betliejaus
bus degti jūsų namuose. Tai bus kitą sekmadienį. Arba jeigu neparnešite, tai vis tiek bus uždegta, užpūsite ir vėl laikyti uždegti. Kalėdų nakties šventos mišios bus aukojamos gruodžio 24 dieną, trečiadienis bus 22 val. Vakare. Taigi po kūčių lauksime jūsų 22 val. Bernelių šventose mišiose, kur bus pašventinta prakartėlė ir jau švęsime Kalėdas. Kalėdų ryto šventos mišios bus aukojamos 10 val. Taigi toliau renkamos aukos koplyčios stogo darbams. Ačiū visiems, kurie paremėte ir darbais, ir maldomis ypatingai, nes oras buvo fantastiškas. Tiesiog. Tai čia tik maldų dėka ir visa statyba truko tikrai ačiū maldų dėka. O dabar tęskime šventų mišių.